Ar kada pagalvojai, kad kalėdų tradiciją galima tiesiog sukurti ir po kelių dešimtmečių žmonės jau nebesupras, ar tai reklama, ar tikra tradicija? Merry Christmas! Let's party! Būtent taip KFC Japonijoje pavertė vištieną kalėdų simboliu. Kiekvienais metais per kalėdas milijonai šeimų Japonijoje daro tai, kas mums gali atrodyti keistai. Vietoj tradicinės šventinės vakarienės jie užsisako KFC vištieną. Japonijoje tai vadinama Party Barrel. Specialūs KFC rinkiniai, skirti dalinti su šeima ar draugais per šventes. Japonijoje KFC per kalėdas iš tikrųjų tapo kultūriniu reiškiniu. Ir vienas ryškiausių šios tradicijos simbolių yra pulkininkas Sandersas, KFC įkūrėjas ir legendinis prekės ženklo veidas. Per kalėdas Japonijoje jis dažnai vaizduojamas su kalėdų senelio kostiumu. Prie KFC restoranų statomos jo figūros, reklamos pilno šventinės nuotaikos, o žmonės kalėdinius KFC rinkinius rezervuoja iš anksto, nes jeigu to nepadarai laiku, per šventes gali tiesiog likti be vištienos. Bet kaip amerikietiška greito maisto grandinė tapo Japonijos kalėdų dalimi. Čia ir prasideda viena garsiausių marketingo istorijų pasaulyje. Reikia suprasti, kad Japonija nėra krikščioniška šalis, nors šiandien daug japonų kalėdas mini, jos ten ilgą laiką neturėjo jokios religinės reikšmės, taip pat tradicinės šeimos vakarienės ten irgi nebuvo. Nebuvo vieno labai aiškaus patiekalo, kuris visiems sakytų, štai kaip atrodo kalėdos. Vakaruose tai gali būti kalakutas, kumpis, ilgas šeimos stalas, tradiciniai patiekalai. Šaltiniai teigia, kad idėja gimė tada, kai vienos pirmųjų KFC parduotuvių Japonijoje vadovas išgirdo užsieniečius kalbant, jog per kalėdas jiems labai trūksta kalakuto. Jie buvo įpratę prie vakarietiškos šventinės vakarienės, bet Japonijoje tokios tradicijos tiesiog nebuvo ir tada jam kilo labai paprasta, bet labai stipri mintis. Jeigu žmonės negali gauti kalakuto, gal kepta KFC vištiena gali tapti jo pakaitalu. Iš pirmo žvilgsnio tai skamba šiek tiek kvailai, bet būtent tokios paprastos idėjos dažnai ir tampa genialios. 1974 metais KFC Japonijoje paleido kampaniją Kentucky for Christmas. Jie pradėjo pardavinėti ne šiaip vištieną, o kalėdinį sprendimą. Tai buvo nepaprastas greitas maistas, o šventinis rinkinys, kurį gali parsinešti namo, padėti ant stalo ir dalinti su šeima. Čia yra esminis momentas. KFC nepardavinėjo tik vištienos, jie pardavinėjo jausmą, kad ir tu gali turėti vakarietiškas kalėdas. Jie pardavinėjo paprastą atsakymą į klausimą, ką dėti ant stalo per šventes. Ir kai tokia žinutė kartojama metai iš metų, ji po truputį nustoja atrodyti kaip reklama, ji pradeda atrodyti kaip tradicija. 9-ajame dešimtmetyje ir vėliau KFC dar stipriau spaudė šią idėją per reklamas. Jie nuolat jungė kalėdas su KFC, šeimos vakarienę su KFC, šventinę nuotaiką su KFC. Ir labai daug čia padėjo pats pulkininkas Sandersas. Japonijoje vyresni žmonės tradiciškai yra labai gerbiami, todėl baltaplaukis senelio tipo personažas neatrodė agresyvus ar svetimas. Uždėk jam kalėdų senelio kostiumą, pastatyk prie šventiškai papuoštos parduotuvės ir staiga jis pradeda labai gerai tikti visai kalėdų atmosferai. Bet šitoje istorijoje yra net tokia graži pusė. KFC reklamos Japonijoje dažnai sudarė įspūdį, kad kepta vištiena per kalėdas yra populiari amerikietiška tradicija. Kitaip tariant, žmonėms buvo parduota mintis, kad tai nėra tiesiog KFC sugalvotas pardavimų triukas. Tai atrodė kaip vakarietiška tradicija, kurią Japonija gali perimti. O kai kažkas atrodo kaip jau egzistuojanti kultūros dalis, žmonėms daug lengviau tai priimti. Amerikoje KFC nėra jokia klasikinė kalėdų vakarienė. Jeigu JAV per kalėdas ateitum pa šeimą su KFC kibirėliu vietoje normalios šventinės vakarienės, greičiausiai sulauktum labai keistų žvilgsnių. Bet Japonijoje tai suveikė, nes tai buvo laisva vieta. Japonija jau turėjo kalėdų dekoracijas, dovanas, miestų šviesas, bet jai trūko vieno aiškaus, paprasto šeimos vakarienės simbolio – KFC tą simbolį davė. Ir čia stipriausia šios istorijos dalis. Tradicijai nebūtina būti šimtmečių senumo. Šiandien KFC kalėdos Japonijoje yra tokios populiarios, kad žmonės specialius rinkinius dažnai užsisako prieš kelias savaitės. Kai kuriais vertinimais šventinis laikotarpis KFC Japonijoje sudaro milžinišką metinių pardavimų dalį. Ir pagalvok, ką tai reiškia? Vienas geras marketingo kampas, kultūrinė spraga ir viena paprasta idėja sukūrė tradiciją, kuri šimtmečius generuoja milžiniškas pajamas. Žmogus sugalvojo šią kampaniją, vėliau tapo KFC Japonijos vadovu. Tiesa, jis vėliau pripažino, kad gailėjosi dėl to, jog žmonėms buvo sudarytas įspūdis, tarsi amerikiečiai iš tikrųjų valgo KFC per kalėdas.
Bet faktas lieka faktu. Japonams ši tradicija patiko, o KFC tai buvo genialus ėjimas. Ir čia verta sustoti, nes šita istorija yra daug daugiau nei tiesiog keistas faktas apie Japoniją. Ji labai aiškiai parodo, kaip veikia stipriausias marketingas. Jis neprasideda nuo klausimo, kaip parduoti daugiau produkto, jis prasideda nuo klausimo, kokioje žmogaus gyvenimo vietoje šis produktas gali atsirasti. Jeigu tavo produktas yra tik dar vienas pasirinkimas lentynoj, tu konkuruoji kainą, skoniu, patogumu ir akcijomis. Bet jeigu tavo produktas tampa ritualo dalim, žaidimas pasikeičia. Tada žmogus jį perka ne tik todėl, kad nori valgyti, jis perka todėl, kad jam primena šeimą, šventę, vaikystę, tradiciją ar jausmą, kurį jis nori pakartoti. KFC Japonijoje pardavė ne tik vištieną, jie pardavė šventės jausmą, jie pardavė vakarietiškų kalėdų iliuziją. Ir laikui bėgant ta iliuzija virto tikra tradicija. KFC apskritai turi labai įdomią verslo istoriją, nuo vieno žmogaus recepto iki pasaulinės imperijos. Todėl jeigu nori pilno video apie KFC, pakomentuok žodį noriu. KFC sukuria priežastį pirkti kiekvienais metais, tuo pačiu metu. Ir kai prekės ženklas pasiekia tokį lygį, jis jau nebėra tik reklama, jis tampa žmonių gyvenimo dalimi. Produktą gali nukopijuoti, kainą gali numušti, reklamą gali pakartoti, bet jeigu sugebi tapti tradicija, tave išstumti tampa labai sunku. Jeigu patiko ši istorija, nepamiršk prenumeruoti Įdomu žinoti kanalo, nes čia kalbam apie verslą, prekės ženklus, pinigus ir keistus sprendimus, kurie kartais pakeičia ištisas rinkas. Iki kito karto.